Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Prieš pradedant, norėčiau atsiprašyti už tai, kad šį kartą esame nepunktualūs įkeldami šį epizodą. Norime kas savaitę, kad jis būtų įkeltas ketvirtadieniais 12 val. Dėkojame už jūsų maldas, atsiliepimą ir padrasinimus, už bendradarbiavimą ir dovanas. Primename, kad laukiame ir jūsų kritikos, kad šis podcastas būtų ir dvasiškai, ir profesionaliai, tinkamai paruoštas, taip, kad padėtų jums prisiartinti prie Dievo. Dėl to noriu pasakyti vardant grupelės, kurį ruošiame šios apmąstymus, kol kas kunigas Vytautas, Audrius, Joana, Rapolas ir aš, kad ketiname netrukus juos įkelti irgi raštu, kol kas WordPress bloge. Dar kartą ačiū už viską, bet ypatingai už dvasinę atramą. O dabar eikime prie esmės. Šįryt savo apmąstymo maldos metu, žiūrėdamas į Marijos paveikslą, kabantį prie koplyčios altoriaus, kreipiausi į ją ir paklausiau: mano motina, koks yra dangus? Ir pradėjau suvokti, kad ten svarbiausias yra Dievas, kad matysime angelus ir šventuosius ir visus savo artimus mirusiuosius, kad Dievo meilė apims mus iš visų pusių tokiu būdu, kad dėl to jausimės taip gerai, kad atsiliepsime į jo meilę be kliūčių. Tuomet kalbėjau truputį su Jėzumi ir jam išreiškiau savo norą būti su juo ne tik danguje, bet kiekvieną akimirką čia žemėje. Noriu būti su tavimi, Jėzau, bet būti visiškai tavo, o kad tu būtum visiškai mano. Kaip mažas vaikas pasakiau jam: tuomet nenoriu matyti ir džiaugtis tik dalimi tavęs, noriu viso tavęs. Bet tuo pačiu iš naujo suvokiau, kad beprotiškai myliu ir savo gyvenimą čia, žemėje, ir nenoriu pabėgti nuo savo kasdienybės. Nors operavo prieš kelias dienas, po to aukštai pakilo kraujo spaudimas ir labai skaudėjo galvą, kol vežiau rekolekcijas ir dar po to, kad šią savaitę mažai miegojau ir ačiū Dievui turiu darbų nemažai, dar rekolekcijas, priimti žmonių, ką paprastai kunigai veikiame. O visame tame noriu suvokti jo mylimą valią, vedančią mane šiais vingiuotais paprasto gyvenimo keliais, švelniai, bet efektyviai įgyvendinti jo mylimą valią. Kaip tik šio sekmadienio Evangelijoje Jėzus pasakys du palyginimus, kuriais jis nori mums paaiškinti, kokia yra jo valia. Viešpatie, padėk man įsidėmėti tai, ką sakei, kad galėčiau sutapatinti savo ketinimus su tavo. Daug žmonių klausia kunigo bendrai ir konkrečiai. Bendrai, kunige, kokia yra Dievo valia? O konkrečiai apie save kalbant, žmogaus klausimas būna: kunige, kokia yra Dievo valia man? Viešpatie, tie klausimai rodo kilnų norą atsiliepti į tavo meilę. Šventoji dvasia, ateik ir prakalbink jo sielą. Jeigu norime tinkamai atsakyti sau ar išgirsti Dievo balsą mumyse, man atrodo verta padaryti santrauką to, kaip tai paaiškinta katekizme. Tai yra mąstymas apie Dievo moralinį įstatymą. Tai tikrai padės mums pakalbėti su Jėzumi. Visų pirma, reikia minėti tai, kas vadinama Dievo amžinuoju įstatymu. Jį apibrėžia vienu teiginiu šventasis Paulius savo pirmajame laiške Timotiejui. Dievas nori, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Štai pagrindinė Dievo valia visiems žmonėms – visų išgelbėjimas ir tiesos paties Dievo pažinimas. Viešpatie, suteik malonės tave pažinti, nes kuo giliau tave pažinsiu, tuo ir labiau tave galėsiu mylėti, o tai bus mano išgelbėjimas. Amžinąjį įstatymą Dievas kartais žodžiais ir darbais sukonkretina ir Senajame ir Naujame testamente. Štai dar du žingsniai sužinoti kokia Dievo valia. Senajame testamente skaitome tai,
Kaip Dievas suteikia savo išrinktajai tautai įstatymą, išreikšta 10 įsakymų, graviruota ant akmens ir žmonių širdyje. Mano Viešpatie širdyje. Gal dabar verta aiškinti, kad šventame rašte žodį įstatymą reikia suprasti šiame fone. Įstatymas yra ne našta sunkiai įgyvendinama, o šviesa rodanti teisingą kelią, kaip parašyta psalmėse. Tavo žodis, Viešpatie, žibintas mano žingsniams ir šviesa mano takui. Kai kalbu apie 10 įsakymų, dažnai prisimenu mane jaudinančią istoriją apie vieną ispanų merginą vardu Tamara. Ji yra viena iš daugelių dainininko Julio Iglesias šeimos vaikų, kartu su, pavyzdžiui, irgi dainininku Enrique Iglesias, netikrų Tamaros brolių, iš tos pačios mamos, bet iš skirtingų tėčių. Kartą vaikščiodamas po Madrido knygų mugę, ši mergina pamatė knygą su mėlynu viršeliu ir palme nupiešta ant jo. Pasidomėjo knygą, nes ji sakė, kad jos vardas arabų kalba atrodo reiškia palmė. Ir ją nupirko. Jau namuose ketinu skaityti nupirktą knygą, nežinodama, kad tai iš tikrųjų yra Biblija. Taigi pradėjo skaityti nuo pradžios knygos, o vienu metu susidūrė su vieta, kur parašyta apie tai, kaip Mozė gavo iš Dievo 10 įsakymų. Beskaičiusi visus 10, Tamara pradėjo verkti. O ramiau mąstydama apie tai, ką skaitė tą dieną, padarė tokią išvadą. Jeigu mano šeimoje mes būtume pasielgę kaip čia parašyta, aš nebūčiau kentėjusi tiek daug kaip iki šiol. Tai buvo lūžis jos gyvenimui. Atsivertė ir iki šiol atrodo, kad bent, kaip sako mano draugas, helicopter view, ištikimiai gyvena tikėjimu, nes pavyzdžiui neseniai atsisakė susituokti su savo sužadėtiniu, nes nors ir jis pasipiršęs, buvo jai neištikimas. O Tamara sako, aš iki santuokos gyvensiu atskirai nuo savo draugo. Tai mano sąlyga, o su Dievo pagalba noriu ir gyventi visą gyvenimą tik su vienu žmogum. Ne kaip mano tėtis ir mano mama. O jeigu jis man buvo neištikimas neseniai pasipiršęs, aš noriu būti laiminga, o tai neįmanoma, jei neįsistengiame įgyvendinti 10 įsakymų. Dėl to, sako jinai, ieškosiu toliau. Naujame testamente skaitoma, kaip Jėzus ne tik neanulioja senosios sandoros nei jos įsakymų. Jis patvirtina tą visą tiek savo palaiminimais, kuriuos truputį apmąstėme per praeitą epizodą, kiek savo mokymais ir stebuklais, savo elgesiu. Senajame testamente Dievas apreikštas kaip vienintelis Dievas, kuris mylimas visų protų, visą širdimi ir visomis jėgomis. Jėzus patvirtins šį mokymą, bet toliau parodys Dievą kaip trejybę, Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią, visiškai atsidavusią meiliai žmonių. O kadangi tuo, ką Jėzus apreiškė, pažinsime giliau Dievą ir jo ketinimus, galėsime atsiliepti stipriau į jo meilę, bet konkrečiai tai galėsime daryti jo paties meilę, Šventąją Dvasią. Tokiu būdu Jėzus palaipsniui paruošia savo mokinius, atveria ir mums naujų horizontų meilėje Dievui, atskleidamas naują įsakymą, naują ir galutinę šviesą įgyvendinti jo valią. Mylėkite vieni kitus, kaip aš jūs mylėjau. Viešpatie, noriu tau dėkoti už tai, kad mums davei savo Šventąją Dvasią, mylėti kitus, kaip tu mus myli. Po šio įvado apie Dievo valią katekizme, grįžkime dabar prie sekmadienio Evangelijos, kur girdėsime, kaip palyginimais Jėzus dar toliau sukonkretina savo valią. Visi Jėzaus palyginimai ir įvaizdžiai perteikia mums tai, kas ir koks jis yra, kaip jis elgiasi ir kodėl, kad mes norėtume būti panašus į jį. Tam Kristus naudoja savo laikų žmonėms gerai pažįstamus įvaizdžius – druską ir šviesą. Mūsų Viešpaties mokymas aišku. Tiems, kurie jį seka, kuriuos jis lydi, jis suteikia galimybę elgtis taip, kaip jis elgiasi, būti panašiems į jį,
kaip pavyzdžiui druska veikia patiekaluose. Kuo Jėzus panašus į druską? Druska yra mažytis elementas, kuris išnyksta didelėje visumoje, kad visiškai pakeistų jo skonį ir padarytų jį malonų. Pats Jėzus pasirodo mažytis pasaulyje, lieka nepastebėtas ir iš vidaus pakeičia pasaulio skonį, padarydamas jį malonų, skanų, kaip druska veikia patiekaluose. Jei nėra druskos, skonis gali būti nemalonus. Druska pasižymi irgi kitą savybę. Ji valo, skaistina ir konservuoja, tai yra saugo nuo gedimo. Viešpats sako, kad jo mokiniai turi liudyti Dievą šiame pasaulyje, atspindėdami jį savo gyvenimą, per gerus darbus, skelbdami Dievo meilę žmonėms. Viešpatie, tu nori, kad atvalytume aplinką, kurioje esame. Pavyzdžiui, jei ten, kur esame, mus ignoruoja, blogai atsiliepia apie kitą žmogų, esantį ar nesantį, mes galime savo buvimu, požiūriu, padėti kiekvienam žmogui jaustis mylimam, priimtam ir padrąsintam, siekti geriausios savęs versijos. Turiu draugą, kuris atvykęs į naują aplinką. Kai toje aplinkoje kalbant nėra pagarbos žmonėms, kurių tuo metu nėra, maloniai sako, prašyčiau jūsų, kad mano akivaizdoje blogai nekalbėtumėte apie tą ar aną žmogų, apie bet kurį žmogų. Tarp kitko, man atrodo, kad dėl šios drąsos su juo lengva, tikrai lengva draugauti. Jėzus ne tik kalba apie druską, bet taip pat kalba apie šviesą. Jis sako, kad mes esame pasaulio šviesa. Mane asmeniškai visada stebino tai, kad kiek anksčiau Jėzus sakė, jog jis yra pasaulio šviesa ir kad be jo pasaulis vaikšto tamsoje. Jėzus drąsa akivaizdi, jei žvelgsime į ją pagoniškos nuostabos akimis. Tačiau jis sako, kad mes esame panašus į jį. Mes taip pat esame pasaulio šviesa. Šviesa būtina gyvybei, viskam. Vakar skaičiau, kad Vilniuje sausio mėnesį saulė švietė tik 5 valandas. Saulė reikalinga. Dėl to perskaitęs straipsnį padėkojau Dievui, kad gyvenu Kaune, kur švietė 15 valandų sausio mėnesį. Kai kurie su ironija sako, kad kauniečiai meldžiasi, kad saulė visada šviestų ilgiau nei Vilniuje. Bet juokus paliekant į šoną, skamba Jėzaus padrąsinančius žodžius. Šviesa uždegama ant žvakidės, kad apšviestų visus namuose esančius žmonės. Taigi tu, Viešpatie, nori, kad mes taptume šviesa savo elgesiu, rodantį kitiems teisingą kelią. Bet dabar gal verta turėti omeny, kaip veikia Dievas šventame rašte. Yra dalykų, kuriuos Dievas norėjo padaryti vienas. Pavyzdžiui, sukurti pasaulį, visus kitus dvasinius bei materialinius kūrinius. Lygiai taip pat yra atvejų, kai Dievas kalba apie save ir daro tai nedviprasmiškai. Iš jo žodžių visi gali suprasti, ką ir apie kurį jis kalba, nes jo žodžiai yra visiškai aiškus. Pavyzdžiui, kai jis sako, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, arba aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, arba aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Bet jei skaitysime, ką Jonas sako savo Evangelijos 8 skyriuje, aš esu pasaulio šviesa, o paskui skaitome rytoj per mišias rašo šventasis Matas ir įdeda į Viešpaties lūpas 5 skyriuje, tada skamba taip, jūs esate pasaulio šviesa. Ir tada einame į Švento Pauliaus laišką korintiečiams ir ten rasime parašytą, mes esame Dievo bendradarbiai. Taigi, akivaizdu, kad Dievas nori, jog mes krikščionys skleistume šią šviesą, kuri mus persmelkia. Šventasis Jose Marija sako, kaip nori mokytojas, jūs turite būti gerai įterpti į šį pasaulį, kuriame gyvename, ir į visą žmogaus veiklą druska ir šviesa. Šviesa, kuri apšviečia protus ir širdis. Druska, kuri suteikia skonį ir apsaugo nuo sugedimo. Todėl, jei jums trūksta apaštališko uolumo, tapsite bergždžias ir nenaudingas,
nuvilsite kitus ir jūsų gyvenimas taps absurdu. Būkite druska ir šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą, kuris yra danguje, primena Jėzus. Dievas nori būti pasaulyje per krikščionis. Tegul jie būna kiti Kristus, ten, kur gyvena šeimininį gyvenimą, profesinė veikla ir taip toliau. Tegul jų elgesys būna toks, kad įvyktų tai, ką irgi šventasis Josė Marija rašė kelyje. Duok Dieve, kad tavo elgesys ir kalba būtų tokie, kad visi tave matydami ir girdėdami kalbant galėtų sakyti, jis skaito Jėzaus Kristaus gyvenimą. Tokia yra Dievo valia. Tokį aukštą tikslą mums siūlo mūsų viešpats. Daug ko viešpats tikisi iš krikščionių, bet dar didesnė yra malonė, kurią prisikėlęs viešpats mums suteikia, kad galėtume atitikti. Prisikėlęs viešpats suteikia mums būti druska ir šviesa per maldą ir sakramentus. Taip, su gyvojo Kristaus druska ir šviesa stumiame daugybę sielų į dangų. Bet man atrodo, kad tai ne tik yra Dievo valia, bet yra ir mūsų tapatybės antspaudas, kaip Dievo vaikų. Tai yra tikroji krikščionio savigarba, jo tapatybė, tai yra tai, kuo didžiuojamės ir kas yra didžioji mūsų gyvenimo atrama, tramplinas, padedantis peršokti visus sunkumus, didžioji gynybinė siena nuo visų neigiamų nuostatų. Tai yra pasakyti visų protų, visa širdimi ir visomis jėgomis, kokias tik pajėgiame, ir išgirsti iš Jėzus ir natūraliai priimti, tu esi kitas Kristus. Tu esi pats Kristus. Visi krikščionys yra kiti Kristus. Kristus, kuris eina per kitų gyvenimus ir apsireiškia taip, kaip kiekvienam sekasi geriausiai. Tai yra didžioji šio pasaulio druska ir didžioji šviesa. Švelni daugelio Kristų mobilizacija, kurie savo tyla ir šviesos veiksmingumu visiems dovanoja Jėzaus šviesos ir šilumos. Marija, Marija, skaisčiausia lelija, tu švieti aukštai ant dangaus. Išmokyk mus įgyvendinti Dievo valią, reiškia būti pasaulio druska ir šviesa, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu.